Pasiruošę visi? Jūs esate Dalius Kamarakas? Taip. Jūs esate aktorius? Taip. O pavardė turėjo įtakos renkantis profesiją? Ačiū visiems tie, kurie visą laiką manęs vadina Skamarochu, bet aš pagalvojau, kad nėra taip jau neteisybės daug tame. Gali būt. Mano galva tai patyčios. Aš apsisukau ir norėjau išeiti. Ir tada Eitaras, krikštatėvis galima sakyti, sako, dar vienas čia. Ir aš atėjau, Aidas pažiūrėjo labai, nu gerai, jeigu išeina. Tai va taip likimo, Eitaro dėka ir likimo aš va čia. Dėkui, Eitarai. Dėkui. O galėjau ir patylėti. Aš tas klausiu. Klausimai lengvės dabar? Lengvės. Išvardinkite bent 12 savo buvusių kursiokų. Kokius vardus duotumėte, jei tai būtų sūnus? Bezdžionis. Jūs turite tik 2 vaikus? Aš neturiu, jeigu pagal Žemaičius, tai aš neturiu vaikų, tik 2 mergaitės. 3 jūsų karščiausi troškimai, kuriuos gali išpildyti salėje esantis. Kai baigsis koncertas, kad padėtumėt nurinkti sceną, kad išgertumėt visą alų, nes man reikia grąžinti šias statines. Trečias, kad daugiau niekada mane neštumėt gėlių. Niekada! Bet kur jis ruošia žiemai tas keistas rudnosiukas, ko gali reikia suktis ir šokti lik sutemos, kai varnas ką pasiūlo, ar vietinis paukštelis, kur buvęs, kur nebuvęs, rudnosis šoka nors. Jau metas ruošti žiemai, jau metas ruošti žiemai, jau metas ruošti žiemai, nes vasara baigta. O ne, dar daugel žemių neatrasta kaip bičių, dar 100 metų priekį neaprengta šeima, dar Morta ir Marija nepamaitinta amžiams, dar Linai reik nupirkti kažką, sustok, gana. Gal jau metas ruošti žiemai, jau metas ruošti žiemai, jau metas ruošti žiemai. Bet aš galiu paprieštarauti. Šiknon žiemą! Jis pažįsta kompozitorių Sigitą Mickį. Yeah.
Todėl jeigu yra draugų, kurie kažkokioj zonai, padėkim jiem išlipti. Nes gyvenimas, kad ir koks jisai kalė, bet jisai būna ir laimingas ir džiaugsmingas. Gerai rodoma. Nelaiminga meilė. Pavasaris atėjo, žolytė sužaliavo, paukšteliai pračiulbėjo, žvėreliai pagražėjo. Berniukas ėjo gatve ir sutiko ją. Ir neleido jam praeit pro šalį. Nelaiminga meilė atėjo, nelaiminga meilė atėjo, nelaiminga meilė atėjo. Rūkė marihuaną, nes jie dievino grupę Nirvana. Argentinoje turėjo draugą Juaną, kuris jai ir atsiųsdavo slapčia marihuaną.
savo lūpas, šermukšnio lūpas prie manųjų. Ir pajusi vyno skonį, kurį ką tik išgėriau. Jis toks pats saldus, kaip ir mano meilė tau. Jis toks pats saldus man. Aš noriu paimti tavo rankas ir įspausti jas sau į krūtinę. Kad pajustum tekantį kraują pro sulūžusius šonkaulius ir suplėšytą širdį. Jis tokios pats spalvos, kaip ir vynas, kurį gėriau. Ir toks pats karštas, kaip mano meilė tau. Mes reikia. Ačiū Dievui, kad čia ne koncertas toks rimtas už pinigus, nes šitą, grojokit, kad čia laiką marinuoja. Taigi, daina, kurią aš su jumis atsisveikinu labai trumpai iki foje. Ryte atsikėlus tau vežės pro langą, tebesupilku man ir juodų varnų pulkai. Jeigu norisi mest žaidimą į kampą, nes kažkur, kur reikėjo, tu pavėlavai. Jeigu tau viskas skauda ir širdį siela vos